Sveiki gyvi. Šarūnas Jasikevičius po pirmojo Eurolygos ketvirtfinalio serijos mačo su Kauno Žalgiriu žurnalistams rodė savo sušlapusius marškinius, konstatuodamas tik vieną – lengvas serijos startas, nepaisant pergalės, tikrai nebuvo. Žalgiriečiai po mačo rūbinėje galvų nenuleidžia ir sako, kad Eurolygos čempionai baudė skaudžiai, bet klaidas taisyti privalu greitai. Šarūno Jasikevičiaus ir Tomo Masiulio artimieji tribūnose kartu įsitaisė stebėti pirmasias Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes. Kone vienintelis Ulker Sport arenos sirgalių vietų vienybės kampelis. Fenerbahče namų atmosfera kaitinanti. Šitaip triukšmingai švilpimais turkų fanų sutinkami žalgiriečiai. Spaudimo nuo vietinių aistruolių keliamo triukšmo kauniečiai sulaukė ir mačo metu. Arena Stambule itin triukšmingai sutinka Kauno Žalgirį pirmose ketvirtfinalio rungtynėse. Tiesiog pašėlsta sirgaliai po kiekvieno Fenerbahčės komandos taiklaus metimo. Mes dėl to žaidžiame, mes svajojom patekti atkrintamąsias, tai čia tik tai turėtų būti džiaugsmas, manau, o ne kažkokie papildomi antpečiai. Žalgirio fanams Fenerbahče įskyrė nedidelę tribūną. Kauniečių fanų čia vos 150. Ir visgi didžiąją mačo dalį džiūgavo čia dauguma. Šį sezoną Eurolygoje Žalgiris turi net trečią geriausią puolimo reitingą, tačiau Šaras Kauno klubą visiškai surakino ir triumfavo 11 taškų persvarą. Žiūrėkime, užtikrintai laimėjom, galvoju. Tikrai negalvoju, kad užtikrintai laimėjom ir visą laiką jie buvo distancijoje. Fenerbahče, kaip ir buvo galima tikėtis, gynyboje telkė didžiulį dėmesį kauniečių lyderiui Silvanui Francisko. Štai čia matoma atkarpa, kai Fenerbahče antrajame kėlinyje dominavo puolime, o gynyboje agresyviai prieš prancūzą spaudėsi su tikslu versti jį atiduoti kamuolį kitiems. Rezultatas – kauniečių lyderis pataikė vos 3 metimus iš 12. Learn from it and think about the next one. I'm pretty sure it's going to be good, for sure. Ne tik Fenerbahčės, visą Eurolygą mes matėm, kad visi bando jį atkirsti, kad turim padėti daugiau jam. Ar čia nustebino kažko, nieko nenustebino, viską plius minus žinojom. Kažkur pritruko vienoj vietoj gal fiziškumo, kažkur proto, šalto, dar kažko. O Šaras džiūgauja, į atkrintamąsias jo komanda atėjo su prasta sportinė forma. Per 10 pastarųjų Eurolygos rungtynių laimėjus vos 3 kartus, tai buvo prasčiausia Fenerbahče atkarpa per pastaruosius 2 metus, kai turkų grandą treniruoja kaunietis. Dabar Feneris vėl parodo, kad atkrintamosiose viskas prasideda iš naujo. Labai patenkintas, kad yra 1-0, labai patenkintas daugumą rungtynių ir reikia žiūrėti, kaip mums išlaikyti tą lygį. Žalgiriečiai neslepia, patirties skirtumas, kai kone visi Fenerio žaidėjai žino, ką reiškia lemiamų kovų metas, pasireiškė agresyvumu. Masiulio teigimu tai atsispindėjo keliose aspektuose, tarp jų ir sutrikusiais sprendimais ir klaidomis tada, kai Fenerbahče vienu metu įgijo net 18 taškų persvarą. Turim pasimokinti ir eiti ir toliau, nereikia čia kažkiek smarkiai džiaugtis ir liūdėti, kaip visą laiką sakau. Antrą serijos iki 3 pergalių mačą Kauno komanda žais jau rytoj. Pralaimėjus vėl, Žalgiris serijoje atsiliktų jau 0-2. Istoriškai tai reiškia kone serijos pabaigą, mat per visą Eurolygos istoriją vos viena komanda yra laimėjusi seriją, kai teko panaikinti net 2 pergalių atsilikimą. Vieninteliai tokie istorijoje kol kas yra Madrido Realo krepšininkai. Dabar jau čia iš lempos klausimus uždavinėja, tai varau namo, davai. Fucking around, I can cry, no. I ain't tryna tell you what to do.